Sveiki ir ačiū, kad žiūrite LC Wellness sveikatingumo minutę. Aš esu Aušra Ratcliffe, natūralios medicinos gydytoja ir taip pat dirbu su virškinimo trakto sutrikimais. Jeigu jūs žiūrite, reiškia jūs domite savo sveikatą ir jūs norite būti sveiki, jūs investuojate į savo sveikatą, tad aš už tai jums dėkoju. Šiandieną noriu pakalbėti apie kūno detoksifikaciją. Kodėlgi jos mums reikia pirmiausia? Na, mes gyvename apsupti toksinų. Jie yra ore, jie yra mūsų vandenyje, jie yra maiste. Tad mūsų kūnams yra labai sunku detoksifikuotis. Sunkiau negu bet kada, bet kuriais laikais yra buvę. Kokiegi simptomai? Yra lengva pastebėti, kada mūsų kūnui ateina laikas detoksifikacijai. Pirmiausia, pažiūrėkime į odą. Ar jūsų oda yra švari ir graži, ar ji valo kažką iš vidaus? Jeigu mes turime odos sutrikimų, ar tai būtų bėrimai, ar tai būtų alerginės reakcijos, ar tai būtų spogeliai, tai yra ženklas, kad mūsų kūnas, jam yra sunku detoksifikuoti, tad jam reikia kažkokios pagalbos. Taip pat kvapas. Mūsų kūno, mūsų prakaito kvapas neturėtų smirdėti. Jeigu mūsų pažastis po sportavimo, tikiuosi, kad sportuojate, yra šioks toks kvapas, dažnai tai yra ženklas, arba mes esame dehidruoti, negeriame pakankamai vandens, arba mūsų kūnui reikalinga detoksifikacija. Taip pat aš girdžiu daug moterų manęs klausia, ką daryti, pas mane yra sutrikę hormonai. Ir mano pirmas klausimas, ar seniai darėte kūno detoksifikaciją? Kadangi kepenys yra vienas iš tų organų, kuris atsakingas už mūsų hormonų balansavimą. Tad jeigu jūsų kepenys yra apkrautos, jūsų hormonai bus išbalansuoti. Tad pirmiausia, aš pasižiūriu kraujo testą, kokiegi visgi yra mūsų kepenų rodikliai. O tada tik tai žiūrime, ką daryti su hormonais. Išvalykime, pastiprinkime kepenis ir tada jau galime koncentruotis į hormonus. Na, kaipgi mums tas kepenis valyti? Pirmiausia, tai reikia mums atidaryti visus ortakius, kaip aš vadinu, kad visi tie toksinai galėtų išeiti lauk. Pirmiausia, gerkime daug vandens. Vanduo viską išvalo iš organizmo, bet mums taip dažnai sunku išgerti to vandens. Pradėkite dieną su vandeniu, baikite dieną su vandeniu. Aš visada geriu šiltą vandenį iš ryto ir dar įsispaudžiu citrinos, tai padeda subalansuoti mano pH balansą ir padeda toms kepenims. Visą sunkų darbą, ką per naktį dirbo, visus tuos ląstelės, kas statė, viską, kas liko, likutį išvalyti lauk. Taip pat būtina miegoti ir gerai miegoti. Jeigu mes vidury nakties prabundame, tai vėlgi gali būti ženklas, kad mūsų kepenys yra per daug apkrautos ir tiesiog per sunkiai dirba nakties metu. Tad reikia pažiūrėti, kaip mums galima geriau miegoti, ką mes iš vakaro galime padaryti, kad mūsų kūnas ramiai miegotų, giliai miegotų ir mes suteiktume galimybę mūsų kepenim detoksifikuotis. Taip pat mums reikia išeiti į tualetą ir laiku. Dažnai moteris galvoja, kad vidurių užkietėjimas yra normalu. Absoliučiai ne. Jeigu mūsų viduriai yra užkietėję, mes tuos toksinus iš vidurių įtraukime atgal į kraują ir vėl mūsų kūnas juos perdirbinėja. Tad nors vieną kartą į dieną yra absoliučiai būtina išeiti į tualetą. Todėl aš labai propaguoju klizmą, ypatingai kavos klizmą. Savo stovyklose visiems rekomenduoju kavos klizmą, nes tai nėra žarnų valymas. Padeda joms išsivalyti, bet tai yra daugiau skirta kepenims. Jeigu jūs nežinote, kaip tai veikia, labai siūlau pasidomėti. Kartais aš parekomenduoju papildus, kurie padės jūsų kepenim ne tik išsivalyti, bet ir pastiprėti. Kai kurios iš mano pačių mėgstamiausių žolelių, tai būtų margainis, kiaulpienė, jau paminėjau citriną, pipirmėtė, ciberžolė. Žolelių yra daug ir jeigu jūs domitės, jeigu jums reikia rekomendacijos, klauskite, užsukite pas mane į parduotuvę, skambinkite, rašykite, aš čia, kad galėčiau jums atsakyti į visus jūsų klausimus.
nes klausdami jūs išpildysite mano svajonę. Aš noriu visiems padėti būti kaip galima sveikesniems, džiaugtis savo sveikata, džiaugtis gyvenimu. Tad paskubėkite, klauskite ir rekomenduoju pasidomėti mano stovyklomis. Labai puikia pradžia pradėti jūsų kepenų valymui. Aš manau, kad ruduo yra vienas iš geriausių laikų valyti kepenis. Kodėl? Nagi, reikia mums išvalyti kepenis, kad mūsų imuninė sistema nebūtų apkrauta ir galėtų dirbti, nes ruduo, žiema, ateina daug virusų, peršalimai, mums reikalinga stipri imuninė sistema, bet jeigu mūsų imuninė sistema yra perkrauta, užkrauta toksinais, chemikalais, ką mes gauname iš mūsų aplinkos, ji negalės funkcionuoti stipriai. Tad klauskite, skambinkite, rašykite žinutės ir išpildykite mano svajonės padėti ne tik savo, bet padėti jums ir visiems aplinkiniams gyventi sveikai, stipriai ir laimingai. Ačiū, kad žiūrite ir iki greito.